How many of you counted the word, the father word? Kaip? 117. Gerai. That's a good. But how many times exactly? More than 100. No. Yeah. More than 100. But exactly talking about, God is 120. Exactly. But there are several times it mentioned about Father, but it's not about God. Paminėta, kur Dievas vadinamas tėvu 120 kartų, bet kito dar yra pasakyta, kur tėvas, bet ne Dievas. Samaritan's woman said, our father Jacob. That's not about Samarietė God. moteris pasakė mūsų tėvas Jokūbas. And also Jesus Tai said to the Pharisees, ne apie Dievą tėvą. Jesus said to the Pharisees that you are the father of your children or something. Ir The devil. Jėzus fariziems pasakė, kad velnias yra jūsų tėvas. Yeah. Tai ten pasakyta tėvas ne apie Dievą. About, maybe. Yeah. Few times mentioned, again they said, Abraham is our father, they say. Abraomas mūsų tėvas dar taip pat so, pasakyta. Few times, that's a good one. 114, gerai. Taip. 13. Dabar vienas trūksta. Good one. But very nice. I mean, it's nothing like, any strict. I just want to, to get the points that... griežtai, kad čia tiek turi būti, visai ne apie tai kalba eina. I mean, when I was reading it, Jesus mentioned that many times, Father, Father, Father. And he wants to know, as also to know Father, as well as how much Jesus know Father. Esmė ta, kad that's the main thing. Svarbiausias dalykas yra tai, kad Jėzus daugybę kartų vadino Dievą savo tėvu. Ir jis nori, kad mes pažintumėm kaip savo tėvą. And that's the probably only gospel that has that many times Father mentioned. Šita evangelija tikriausiai vienintelė, kurioje tiek daug Dievas pavadintas tėvu. Yeah, it's so nice. I mean, so good. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. I want to ask you, when you are reading, to mark these words or something, did God speak to you anything? Did you feel something? Kai jūs skaitėte, kad pasibrauktumėt, ar kažkas širdį iškilo, ar kažką Dievas jums paliudijo, kažką pasakė, beskaitant tai. Yeah. It was so hard for her to believe that she counted that many times. Yeah. You see? Yeah. That's amazing. Yeah, that's right. I mean, when we see that many times mentioning 16th chapter or something, I mean, wow, 20 times. Vienam skyriui netgi 20 kartų. My father. Yeah. And 10th chapter, 17th also. Ir 10 skyriui daugybę kartų. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you so much for fulfilling the assignment. Ačiū labai. Francisco, you did not get the assignment, huh? Tokia užduotį. You missed it. You missed it. Depend upon that. Yeah, okay. That's all right. No problem. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. She even write it down how many times in each chapter. That's a good word. Gerai. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Last night, this drums master, splendid drums master, came to fix the drums. Vakar, splendid mokytojas, būgnų mokytojas atvažiavo surinkti būgnus. And, we were talking, it was about, by the time I came home, 1 o'clock, I think. No, it was 12. 12 o'clock, yeah. Ir kai aš grįžau, jį nuvežęs, jau buvo vidurnaktis. So good. And then, he was also saying, all the experiences he's going through, about God and all this stuff. Jis taip pat dalyjosi tuo, ką viešpats jį mokina ir kaip jis išgyvena Dievą. And he mentioned also, like recently God put in his heart to study about Father. Ir jis pasidalino tokiu dalyku, kad Dievas į jo širdį taip pat įdėjo tokį norą mokintis
apie Dievą kaip tėvą. Yeah, Iš Dievo žodžio to- studijuoti ir pamatyti Dievą kaip tėvą. Jesus wanted him to know him as his father, Kad Jėzus, I mean, Jėzus trokšta, kad, his personal father. kad Jėzus nori, kad jis pamatytų Dievą kaip savo asmeninį tėvą. Oh, I mean, when he was mentioning, and also he said about fatherly love, you know, Ir taip pat how he apie- felt the love Jis through father. dalinosi apie tą meilę, kurią patyrė iš Dievo kaip tėvišką Yeah, meilę. and for the whole last week, that's what God put in my heart. Ir, For the whole last week, I was paskutiniam savaitėm ir paskutinę savaitę aš taip stipriai turėjau savo širdį tą patį dalyką. For the next meeting, you know, next assignment, you know, for you to read 1 John, 2 John, and 3 John. This is a little bit less. See, Dar turiu vieną užduotį jums. Perskaityti dabar Jono laiškus. Čia bus žymiai trumpiau. 1, 2 ir 3 Jono laiškus bus žymiai trumpiau. and written by same this, John. Laiškai užrašyti to Who wrote paties the Jono. gospel. Tas pats autorius, kuris parašė šią evangeliją. And there also mark the word father, Irgi pasibraukime tą žodį tėvas. few times mentioned. Irgi kažkiek keletą kartų paminėta. But also I want you to underline and count the word love. Bet aš dabar noriu, kad pasibrauktumėt ir suskaičiuotumėt, kiek kartų parašyta žodis meilė. Yeah. Meilė. Father and love. Ir- Two words. Tėvas kiek kartų ir meilė. Yeah. Because you see, in this John's gospel, John mentioned about father, father, father. And then when it comes to these epistles, and he turns into love. Evangelijoje Jonas rašo tėvas, tėvas, daugybę kartų Dievas vadinamas tėvu, bet savo laiškuose jau Dievas tėvas rašomas kaip meilė. And God wants us to know him as a loving father. Dievas nori, kad mes pažintumėm jį kaip mylintį tėvą. Most people doesn't know he's a loving father. Dauguma žmonių nežino to, kad jis yra mylintis tėvas. And, I was taking the casters home, and then I said, he was telling, he was crying in the van, oh, God loves me so much. I felt his love. It's so amazing, transforming my life. Ir mes draugė, aš jį vežiau namo, šitą mūsų būgnų mokytoją Kestą, ir jisai verkė mašino ir jisai sako, Dievas mane taip smarkiai myli, jo meilė pakeitė mano širdį ir mano gyvenimą. About 40 tėviška minutes I was meilė. driving. It went like 4 minutes. We were talking about God's love. Oh, 40 minučių kelionė užtruko kaip 4 minutės, bekalbant apie Dievo I mean, I meilę. feel so good even now talking about it. Man taip gera net kalbėti apie tai. And, he said, main thing is God's love. Ir jis tokį dalyką pasakė, sako, pagrindinis dalykas Dievo meilė. And then 3-4 days ago, I felt in my spirit God speaking to me. Many people, they ask, Lord, I need this. Lord, I need this. And God says, I love you. My child, I love you. Prieš 3-4 dienas labai stipriai savo širdį turėjau tokį pojūtį, kad kaip dažnai jo vaikai, žmonės sako, Dieve, man reikia tai ir man reikia tai ir man reikia tai. Bet jis atsako, aš myliu tave. I told Castus, I said, Ir aš you see, pasakiau that's what Kęstui. it is. Many people take it like a God's love. It's like, God loves me. They don't take it serious. They ask for something else. And God says, I love you. Daugelis žmonių nekreipia rimto dėmesio į Dievo meilę. Kai Dievas sako, aš myliu tave, jie nekreipia į tai ir sako, Dieve, man reikia tai ir tai. Bet Dievo atsakymas Father, yra, you love aš me. myliu But I tave. need this need. I have this need. Bet mes sakom, taip, Dieve, tu myli, You see- viskas gerai, bet man reikia tai ir aš turiu tą poreikį. Everything flows out of God's love. Everything. Viskas teka iš Dievo tėvo meilės. Yeah. And even, God almost like rebuked me to pray in every meeting that God would fill the place with his love. Dievas mane pataisė, gal netgi subarė ir parodė, kad kiekvienam susirinkime melsis, kad jis And pripildytų savo meilę. Everything will come out of God's love. Everything. Viskas ateina iš Dievo meilės. No. Oh, yeah, I mean, he was so shocked when we were talking the same subject, Mes same thing. kalbėjomės apie tą patį Same. dalyką ir šitas žmogus buvo labai nustebęs. And I felt so good. And then I came back and I was so late, and
in that moment, I still want to study some more, you know. Nors sugrįžau gana vėlai, bet aš toliau tam pačiam įkvėpime, tam pačiam momente aš toliau noriu apie tai skaityti dar daugiau ir studijuoti ir Same medituoti. John's Gospel, you know, the more I study it, and the more I see different angle. Kuo daugiau aš skaitau Jono Evangelijoje, tuo daugiau pamatau iš skirtingos pusės. Now, let's see the 9th chapter. Pažiūrėkime 9 skyriuje. That's the miracle about a blind man. Stebuklas apie aklą žmogų. He was born blind. Šitas žmogus gimė aklas. And probably, I think, mentioned over 40 years old or 40 something. He's a grown-up man, Lyg tai adult. paminėta, jau jis buvo suaugęs vyras, jau jam gal apie 40 metų. Read the first few verses. 9th chapter. Paskaitykime keletą eilučių pirmų. Eidamas pro šalį, Jėzus pamatė žmogų aklą gimusį. Jo mokiniai paklausė, Rabi, kas nusidėjo, jis pats ar jo tėvai, kad gimė aklas? Up to 10. Gerai, skaitykime iki 10 eilutės. Toliau 3 eilutė. Jėzus atsakė, nei jis nusidėjo, nei jo tėvai, bet dėl to, kad jame apsireikštų Dievo darbai. Man reikia dirbti darbus to, kuris mane siuntė, kol yra diena. Ateina naktis, kada niekas negalės dirbti. Kol esu pasaulyje, esu pasaulio šviesa. Tai taręs, jis spjovė žemyn, padarė purvo iš seilių, patepė juo neregio akis ir tarė jam. Eik ir nusiprausk Siloamo tvenkinyje. Išvertus Siloamas reiškia pasiųstasis. Tas nuėjo, nusiplovė ir sugrįžo regintis. Kaimynai ir tie, kurie anksčiau matydavo jį aklą, klausė, ar čia ne tas, kuris sėdėdavo elgetaudamas. Vieni sakė, tai jis, kiti, ne, tik panašus į jį, o jis atsakė, tai aš. Tada jie klausė jį, kaip atsivėrė tavo akis. Yeah. We don't have to go into the whole story. There's a blind man. Taigi, šis žmogus buvo aklas. And they brought him to Jesus. Jie atvedė jį pas Jėzų. And Jesus healed him. Jėzus jį išgydė. And he made the dirt on the ground with the spitting and put on the padarė eyeballs. purvo. Go and wash. Iš seilių padarė purvo, patepė akis ir liepė jam nusiprausti tvenkinį. Some people ask, why he spit on the ground, made a Žmonės mud kartais with the klausia, spit, kai kurie, kodėl jisai spjovė ant see, žemės ir padarė purvo. God does whatever he wants to do. Dievas daro tai, ką jis nori daryti. That's why, he doesn't want us to get into the same rhythm that we don't put him in a box. Dievas nenori, kad mes į tą ritmą įeitumėm ir patalpintumėm Dievą į dėžutę. Yeah, and if we completely want to trust him, so we obey completely without any limitations, without any putting restrictions on God. Jeigu mes visiškai juo pasitikėm, mes tada galim paklusti jam pilnai ir neapriboti jo. When he used the dirt, he was going to the original material. God created Adam with the dirt, so he was going back to the original material. Dievas sukūrė Adomą iš žemės dulkių, taigi Jėzus sugrįžo prie tos originalios medžiagos, iš ko žmogus buvo padarytas. Whatever it is. Now in this chapter, kas tai bebūtų, bet šiame skyriuje, I want to show you the reaction of the people. Aš noriu parodyti jums žmonių reakcijas. You see, he got healed. Aklas žmogus pasveiko. Now completely he see everything excellent, 100%. Dabar viską mato puikiai. Come back home. Grįžta namo. And here are the neighbors. Ir čia kaimynai. And look at this reaction. Pažiūrėkite į šias The reakcijas. neighbor's reaction is surprise and skepticism. Kaimynų žmonių reakcijos buvo nustebimas ir skepticizmas arba kritika. Hey, is this a blind man? Ar čia aklas? No. Oh, maybe he's not. Gal ne jis. They got it, you see, anybody can act, Matot, pretend, kiekvienas gali suvaidinti, apsimesti, but nobody can react. bet niekas negali taip reaguoti į tą stebuklą. You see, nobody padarytą. can pretend a reaction. Niekas negali apsimesti to atsakymo į tą padarytą stebuklą. So, we can tell these people in the Bible, how much they know God according to their reaction to what God did. Mes galime suprasti, kiek tie žmonės pažino Dievą pagal jų reakciją į tai, ką Dievas padarė, į Dievo darbą. You can tell. Galima pamatyti tai.
You know, I mean, after my father went to heaven, Kai mano tėtis nuėjo į dangų, I went home. aš buvau And then- nuvažiavęs į Indiją. And the only thing I got from my father was my father's Bible. Vienintelį dalyką, ką aš paveldėjau iš savo tėvo, tai jo Biblija. He used it for a long time. Ir jis daugybę metų ją skaitė. And I brought it. Taigi aš tą Bibliją atsivežiau. And it's so interesting, you know. Ir labai įdomu, Whoever comes to our house, kas ateina į mūsų namus, and I give that Bible. mes paduodam tam No, žmogui į just rankas. nothing special. I just want to say, this is my dad's Bible. I got it. You know, that's Tiesiog the only thing. nėra labai ypatingas dalykas, bet aš pasakydavau, vienintelis dalykas, ką gavau iš savo And tėvo, tai it's Biblija. so- Ir čia jo Biblija. It's so interesting to see their reactions. Ir buvo taip įdomu matyti žmonių reakciją. One guy is saying, he Viena- comes very rare to our house, maybe once a year. Vienas žmogus atvažiuoja labai retai, Maybe rečiau. once in 2 years he comes. Kartą per kažkiek metų. He looks at it. he says, Pažiūrėjo. I wonder how much you can sell this one for. Įdomu, kiek šitą Bibliją kainuoja ir už kiek galima I mean, parduoti. you know, the reaction comes, you know, it's very interesting to watch. Labai įdomu stebėti reakcijas. The neighbors of this blind man got, you know, their reaction, Šio buvusio aklo žmogaus kaimynų skepticism. reakcijos buvo kritika. And also, you know what? The reaction will be depending upon their filter. Ir matot, jų reakcija taip pat priklauso nuo filtrų. And the parents' reaction. Ir tėvų reakcija Yeah. kokia. Parents believed it, Tėvai patikėjo, but kept quiet. bet tyliai laikėsi to. They don't want to be known. Nenori, kad niekas apie tai sužinotų. They don't want to get any trouble with the authorities, with the society. Kad nebūtų bėdos visuomeniai. ir Their su valdžia. reaction is, be quiet, okay. Taigi, jų reakcija buvo Maybe Jesus tyliai. healed, okay. all Jėzus right. gal ir išgydė, bet tyliai. Yeah. Whatever the reason, somehow our son got healed and he got eyesight good, okay. Žodžiu, mūsų sūnus pasveiko ir jau ne aklas, labai gerai, bet tyliai. And the Pharisees, O fariziejai oh, they're already doubtful pilni abejonių and prejudice. ir, Their reaction already. koks čia žodis, Ramūnė? Prejudice. No, I forgot the It's word. like, it's a similar like they already prejudging because they don't believe Jesus. They already prejudging him. Jie netikėjo Jėzumi ir neteisingai sprendė apie Jėzų. You Taigi, jo, panašiai. Their reaction is different. Jo su iš ankstiniu nusistatymu. And this blind man's reaction, Ir šio aklo žmogaus reakcija. he believed it Jis patikėjo and slowly grew strong in ir, God. ir jo tikėjimas ir jis pats po truputėlį augo ir stiprėjo Dieve. Slowly he come to know Jesus who really he is. Ir palaipsniui jis pažino Jėzų, kas iš tikrųjų Jėzus yra. First when people asked him, Pradžioj, kai he žmonės said, paklausė oh, jo, there is a man called Jesus. jis pasakė, vyras vadinamas Jėzumi. He just knew him as a man. Jis jį pažinojo kaip žmogų. And then second time people asked him. Antrą kartą žmonės vėl paklausė. And then he saying, I think he's a prophet. Sakė, turbūt pranašas, aš manau. More a little bit. Jau daugiau. And finally Jesus met him. Galiausiai Jėzus jį sutiko. He said, you know, they talked to each other. Jie pasišnekėjo And Lord, who am I to believe? Who is that person? He ir said, sako, I am viešpatie, he. kasgi tu, kas tas asmuo, kad aš tikėčiau? Ir Jėzus atsakė, aš esu jis. And then the blind man finally confessed, Ir aklas žmogus, buvęs aklas, išpažino, Lord, you are my Lord. tu I esi believe. mano viešpats ir aš tikiu tavim. He come from a man, a prophet, to the Lord. Pradžiai buvo žmogus, po to pranašas, o paskui viešpats. That's what, when God wants us to know him. Once we start knowing him, he wants us to go increasing, to know his character. Kai mes susipažįstam su Dievu, jis nori, kad mes palaipsniui vis labiau ir labiau pažintumėm jo charakterį. That's what is growing. That's what all about growing is. Maturity is knowing God in every aspect. Branda dvasinė, tai reiškia pažinti The- Dievą iš kiekvienos pusės, kiekvieno atžvilgiu. The whole spectrum of God, whole nature of God, Pažinti whole visą character jo of God. prigimtį, visą tą spalvų That's what we paletę. mature. Tai We will, yra in dvasinė this branda. human mind, human nature, we will never be able to know God completely. Savo
žmogiška prigimtim ir žmogišku protu mes niekad negalėsim iki With galo our mind, we pažinti Dievo. cannot comprehend. It's impossible. Savo protu mes negalim apriepti ir suvokti. But only with our spirits, Tik savo dvasia, based upon His word. remiantis Dievo žodžiu, And we know His God. We know His character. mes galim pažinti jo charakterio savybės. You remember in the 4th chapter, Samaritan woman? 4 skyriui, atsimenat, samarietė moteris, She also, first she said, oh, no respect, nothing. Jesus, singular pradžiai words she jinai used it. kreipėsi labai nepagarbiai. Ah, you're a Jew, Ai, you tu, don't talk to us. žydas, su mumis nebendrauji ir nesikalbi. And then she come to next stage, she said, oh, I think I perceive that you're a prophet. O paskui jis sako, aš manau, kad tu pranašas. And then she said, he's the Messiah. Galiausiai jį pasakė, jis mesijas, gelbėtojas. You see, come to more and more growing, know God. Jos Dievo pažinimas vis augo ir augo. And this 9th chapter, the healing happened. Ir 9 skyriui įvyko šitas išgydymas. And then, let's see now 11th chapter. There is one more 11 passage I skyriui want to show. pažiūrėkime. Let's read from maybe few verses. Yeah, from the beginning. Maybe 12. Up to 12. Buvo vienas ligonis Lozorius iš Betanijos kaimo, kur gyveno Marija ir jos sesuo Morta. Marija buvo ta pati moteris, kuri patepė viešpatį kvepalais ir nušluostė savo plaukais jo kojas. Jos brolis Lozorius sirgo. Todėl seserys nusiuntė jam žinią. Viešpatie, tas, kurį tu myli, serga. Tai išgirdęs Jėzus tarė, šita liga nemirčiai, bet Dievo šloviai, kad per ją būtų pašlovintas Dievo sūnus. Jėzus mylėjo Mortą, jo seserį ir Lozorių. Taigi išgirdęs, kad tasai serga, jis dar 2 dienas užtruko ten, kur buvo. Po to pasakė mokiniams, eikime vėl į Judėją. Mokiniai jam atsakė, Rabi, ką tik žydai kėsinosi užmėtyti tave akmenimis, o tu vėl ten eini? Jėzus tarė, argi ne 12 valandų turi diena, kas vaikščia dieną, tas nesuklumpa, nes mato šio pasaulio šviesą. Kas vaikščia naktį, suklumpa, nes jame nėra šviesos. Tai pasakęs pridūrė, mūsų bičiulis Lozorius užmigo, bet aš einu jo pažadinti. Jo mokiniai atsiliepė, viešpatie, jeigu jis miega, pasveiks. Hallelujah. And this is one more miracle Jesus did. Dar vienas stebuklas, kurį Jėzus padarė. We know these 3 family members very well. Mes Martha, Mary, Lazarus. žinom šitą šeimą labai gerai. Good, Marija, Morta ir Good friend Lozorius. of Jesus. Jie buvo geri Jėzaus draugai. Every time he come to Bethany, he lives in their house. He stays. Kiekvieną kartą, kai Jėzus ateidavo į Betaniją, jis apsistodavo jų namuose. One day he got sick, this brother, Lazarus. Ir šių seserų brolis Lozorius kartą apsirgo. And immediately they knew, sisters Martha and Mary, they knew that they need to get help from Jesus. Abi dvi seserys tuoj pat suprato, kad joms reikia pagalbos iš They sent a Jėzaus. message. Jos He's close pasiuntė, by, maybe close by the other side of Jerusalem somewhere. galbūt Jėzus nebuvo per labai didelį They say atstumą maybe ir 4 or jos 5 miles, that's about 6-7 gal kilometers. 6-7 kilometrai nuo jų namų ir jos pasiuntė jam žinią. But he knows, Jesus did not come right away. Jėzus neatėjo iškart. And he died. Lozorius numirė. And now here is the reaction. Dabar reakcija. The reaction of the people to see. Žmonių reakcijos. Got sick, Lazarus died already. It happened 4 days. Lozorius apsirgo, numirė ir jau numirė prieš 4 dienas. And he's already in the tomb, buried. Kūnas kape. And Martha and Mary was so sad. Marija su Morta nusiminė. And finally Jesus comes. Galiausiai ateina Jėzus. And Martha's reaction immediately, oh, Žinot, kokia buvo Mortos reakcija? it's already, she's saying, it's too late. Jis sako, pavėlavai. Jesus, you already came too late. Jėzau, tu pavėlavai. You should been here 4 days ago. Tau reikėjo čia būti prieš 4 dienas. If you were here 4 days ago, my brother would not have died. Jeigu tu čia būtum buvęs prieš 4 dienas, mano brolis nebūtų miręs. Her reaction was completely based upon the past somewhere, it's already gone. Jos reakcija rėmėsi į kažkur tai praeitį, kas jau praėjo. It sounds like very good. Ir labai neblogai skamba. Oh yeah, Jesus would have healed my brother. Jėzus būtų mano brolį išgydęs. But it's too late. Per vėlai. He's already in the tomb. Dabar jau jis kape.
There is no need like that. No use. Jokios naudos iš to. Now, we need now. Dabar reikia dabar. And then, the people who gathered by the tomb, Žmonės, kurie susirinko prie kapo, their reaction, read it. paskaitykime jų reakciją. And then they said, reakciją. 11:37. 37 eilutė. From read of 31, 34. Nuo 34 paskaitykim. Paklausė, kur jį paguldėte? Jie atsakė, viešpatie, eik ir pažiūrėk. Jėzus pravirko, tada žydai ėmė kalbėti, štai kaip jis jį mylėjo. O kiti sakė, argi tas, kuris atvėrė neregio akis, negalėjo padaryti, kad šitas nemirtų? Up till when? 37, up to 37. Yeah. And the people's reaction is like this. And the blind man story just happened. Close by that area, few days before. Tik prieš keletą dienų In the 9th chapter we studied. įvyko tas stebuklas su neregiu žmogum nelabai toli nuo tos vietos. And it is so fresh. Ir tas stebuklas dar labai They still šviežias. remember this incident, the blind man incident. Šitie žmonės atsiminė stebuklą su neregiu. And their reaction is saying, O jų well, reakcija tokia. this Jesus healed that blind man. Jėzus išgydė aklą, He could have Lazarus not be dead, galėjo tai padaryti, kad Lozorius nebūtų miręs. And, their reaction is like, if Lazarus was still sick, maybe he would have healed, but he's already dead. Now it's too late. Jei dar Lozorius būtų gyvas, sergantis, tai dar jis galėtų išgydyti jį, bet dabar jau viskas pavėluota. Martha believed, if you were here 4 days ago, my brother would not have. Morta irgi sakė ir taip tikėjo, jeigu tu būtum buvęs prieš 4 dienas, And Mary's reaction brolis also nebūtų same. miręs. Mary, Marija taip pat reagavo. they were going to the tomb where Lazarus was. Jie ėjo prie kapo, kur She Lozorius buvo fell palaidotas. on his feet, Jesus' feet, Mary. Marija suklupo ties Jėzaus And kojomis she said the same thing. ir ji pasakė lygiai tą If you patį. were here, Jeigu tu būtum čia my buvęs, brother would not have died. mano brolis nebūtų miręs. And Jesus said, no, if you believe now, Ir Jėzus pasakė, jeigu tiki dabar, he will raise again. jis prisikels. He will raise again. Jis prisikels. And then her reaction is, O jos buvo tokia oh Lord, reakcija. I know. Aš žinau He viešpatį. will raise on the last day. I know. Prisikels Who all paskutinę get up? dieną. When you coming back second time, oh Kai tu yeah. grįši antrą kartą, mes visi prisikelsim. And she's gone already way into the future. Ir ji jau su savo No. mintim nuėjo toli į ateitį. Jesus is talking about now. Bet Jėzus He said, kalbėjo apie dabar. now I'm talking about now. If you believe now, your brother will get up. Bet Jėzus pasakė, jeigu tu tikėsi dabar, tavo brolis prisikels dabar. So many times, we put the filter based upon a past experience or into the future. Somewhere, we're going to read, oh yeah, God is going to do Kaip it. God dažnai will do it. tas God will do it. God will do it. filtras suveikia remdamasis praeities patirtim arba remiasi į ateitį. Dievas padarys. Dievas padarys vieną dieną. When it comes now, Bet to kai believe now, eina kalba apie tikėjimą dabar, and it's so hard. taip sunku. It's so hard. Taip sunku. And we feel like it's impossible. Ir jaučiam taip, tarsi tai neįmanoma. Yet, we believe all the miracles that happened in the past. Mes There is no tikime, doubt about that. mes tikime be abejonės visais stebuklais praeitį. And we believe they happened already and we trust them. Mes tikim, kad jie įvyko ir mes pasitikim ir But when nebejojam. it comes to now, Bet kai eina kalba apie dabar, you know what is that one? žinot, kas tai yra? That's not knowing the Father exactly who He is. Nepažįstant tėvo, kas jis yra. You see, if you do not know a person very well, Jeigu nepažįsti kažkokio žmogaus labai gerai, you don't trust that person. nepasitikė jo. Who we going to trust? We trust that any person that we know very well. Pasitikė tuo usually. žmogum dažniausiai, kurį pažįsti. But if you do not know somebody, Bet jeigu kažko nepažįsti, even if they promise something, netgi jeigu jie pažadėjo kažką, very hard to trust. sunku pasitikėti. The same thing with the Father. Lygiai tas pats su dangišku tėvu. If we don't know Father very well, Jei mes jo nepažįstam gerai, no matter how Tėvo. many promises He promised in His Word,
Nesvarbu, kiek pažadų jis mums suteikė savo žodyje. And there, Bible scholars say 3,000 promises in the Bible. 3,000. Biblijos tyrinėtojai sako, kad 3000 pažadų yra užrašyta jo Biblijoje. Every day we can claim 9 promises for a whole year. Kasdieną mes galime skelbti 9 pažadus, But kasdieną yet, visus ištisus metus. and why Bet we have visgi- so hard time to believe it? Bet visgi, kodėl taip sunku tikėti? Because we do not know Father that well. Nes nepažįstam dangiško tėvo gerai. You see, any area you have a struggle with, that's the area you have a hard to believe God in that area. Kiekvienoj, Hard time. jeigu kažkokioj savo gyvenimo srity mes grumėmės ir mums taip sunku, tai mes nepažįstam Dievo kaip tėvo toj gyvenimo srity. Any area we are struggling, Jeigu kurioj nors srity mes kovojam, grumėmės ir mums taip sunku, probably that's the area we have a wrong filter. galbūt toj srity mes turim neteisingą filtrą. For example, we have a worry. Tarkim, jeigu turim pergyvenimą. So to see Rūpestį. God as a Prince of Peace, we don't see him as he is, as a Prince of Peace. We have a wrong filter. Pamatyti Jėzų kaip ramybės princą, kaip ramybės kunigaikštį, mes negalim pamatyti jo kaip ramybės kunigaikščio, nes turim neteisingą filtrą apie tai. And when we don't trust him as a Prince of Peace, we have very hard time to believe his word. Ir jeigu mes juo nepasitikim kaip ramybės kunigaikščio, In that ramybės area. princu, toj gyvenimo srity mums labai sunku pasitikėti jo žodžiu. And then we have a worry and we think, Tada oh, turim rūpestį ir pergyvenimą. maybe God don't come on time. Maybe he don't make it. Maybe Galbūt I'm not going to get it. Maybe Dievas it's not pavėluos going to happen. Ir Maybe it would be so hard. niekas ir nepasikeis ir bus sunku ir Dievas nepasirodys laiku. Because in that area we do not know Father very well. Nes toj srity mes nepažįstam Dievo kaip tėvo. Oh, Labai gerai. many things happens because of our wrong filters. Many things. Daugybė dalykų įvyksta dėl mūsų neteisingų filtrų. Yeah, I mean, for the last 3 Sundays, 4 Sundays, we've been studying many things. Per paskutinius keletą susirinkimų mes daug apie tai žiūrėjom ir kalbėjom. And now, there are some other things, God showed me. Dar kai kurie dalykai, kuriuos Dievas parodė man. Our reactions will be depending upon our filters. Mūsų reakcijos priklauso nuo tų filtrų. If we say about God's goodness, if I say some God's goodness, Jeigu aš kalbu apie Dievo gerumą, and if you have a good filter, jeigu filtras teisingas, your reaction will line up with the Word of God. tavo reakcija sutaps su Dievo žodžiu. Otherwise, Kitu atveju, your reaction will be completely different. tavo reakcija bus visiškai skirtinga. Recently, I got a phone call from one of our brothers somewhere in the north, in Panevėžys. Nesenai man paskambino vienas brolis Probably, iš Panevėžio. very nice man. Very nice man. Labai geras žmogus. I known him for 6 years. Aš jį pažįstu jau 6 metus. Probably he was going through a tough time. Jam turbūt buvo labai sunku tuo metu. And as usual, he called me. I said, Ir kaip įprastai jis man with paskambino. as usual, smiling, say, "Oh, Dievas labai geras." Ir kaip įprasta, aš jam su džiaugsmu pasakiau, Dievas labai But this geras. time, his reaction is completely different. Bet šį kartą jo reakcija buvo visiškai I was even skirtinga. shocked. Mane tai netgi nustebino. And he said, "I don't feel like that now." Visiškai nesijaučiu I taip, said, "What tarsi Dievas happened?" būtų labai geras. Aš jo paklausiau, kas tau atsitiko. Yeah, I don't know. Looking at my situation, I don't feel like his goodness. Sakė, žiūrint į mano situaciją, visiškai nejaučiu, kad jis jo gerumo. His reaction is completely different. Jo reakcija buvo visiškai I skirtinga. I talked a half an hour, to Mes encourage him. And Kokį pusvalandį išnekėjomės ir aš jį vis then drąsinau. finally he came. Galiausiai jis sutiko. I told him, I said, "So you telling God he's not good based upon your situation."
Taigi aš jam pasakiau, tu sakai Dievui, kad jis nėra geras, remiantis says, tavo Oh, situaciją. I did not look at that way. Jis sako, aš net nepagalvoju iš tos pusės. Yeah. He did not get that way, Jis Yeah. apie tai net But when nepagalvojo. I told him, okay, look at like this. Sakau, pažiūrėk iš šitos He said, pusės. That's right. Jis sako, tikrai, tikrai. And after a while, he was happy a little bit, Galiausiai jisai po kurio laiko pašnekėjus, jis šiek tiek pradžiugo. Because you see, our reactions will be depending upon our filters. Matot, mūsų reakcijos priklauso nuo filtrų. And if God says something to you, Jeigu Dievas kažką tau pasako, our reaction to Him mūsų reakcija jam, will be completely depending upon how we see God. visiškai mūsų reakcija priklauso nuo to, kaip mes jį matom, kaip mes matom Dievą. God would ask something maybe very hard. Galbūt Dievas paprašys kažko labai sunkaus. And we reply to God, Ir mes jam atsakom, Lord, I cannot obey that one. It's so hard. viešpatie negaliu paklus, per daug sunku. Our reaction will be depending upon our seeing. We look at like impossible. Mūsų reakcija pagal tai, kaip mes matom ir galvojam, kad tai neįmanoma. And one more thing God showed me this morning. Dar vieną dalyką Dievas parodė man šį rytą. Our decisions, every day we take decisions, Kasdieną mes darom sprendimus. will be depending upon our filters. Ir tie sprendimai priklauso nuo tų filtrų. You see, we don't decide our future. Mes nenusprendžiam ateities. We only decide our decisions. Mes padarom sprendimą apie savo sprendimus. And your decisions will make your future. Ir mūsų sprendimai nusprendžia ateitį. You take a godly decision, Tu darai dieviškus sprendimus you have, pagal Dievą you have a godly future. ir turi dievišką ateitį. But to take a decision, Tam, kad padaryt sprendimą, it depends upon how we see God. tai priklauso, kaip mes darom sprendimus, tai priklauso nuo to, kaip mes matom Dievą. In which filter we see through Him. Per kokį filtrą mes jį matom. And then our trust Ir mūsų depending upon our filters. pasitikėjimas priklauso nuo filtrų. If we don't know God according to the Bible, what the Bible says who He is, Jeigu mes nepažįstam Dievo pagal Bibliją ir pagal tai, ką Biblija sako, we kas don't jis trust yra, Him 100%. mes jo 100% nepasitikim. And then even our testimony is depending upon our filters. Netgi mūsų tada liudijimas priklausomas nuo tų filtrų. In Kaunas, one probably she was not born again, one good Catholic woman. Kaune viena moteris, aš nežinau, ar jinai buvo atgimusi, katalikė. And that time the big earthquake happened in China. Big earthquake. Ir tada tuo metu buvo vykęs didelis žemės drebėjimas Kinijoje. And she said, oh, how can you say God is good? Ir ji manęs paklausė, kaip tu gali sakyti, Dievas yra geras. He killed thousands of people now. Matai, jis Yesterday. vakar 1000 žmonių užmušė. And so she's saying, God is not that good. Taigi jis sako, Dievas nėra geras. Because of her filter, her testimony is also crooked. Dėl jos filtro, jos liudijimas iškreiptas. So if you want to tell about God to somebody else, you cannot tell a true nature of God because your testimony will be wrong. Tokiu atveju, kažkam norėdamas pasakyti apie Dievą, nepapasakosiu apie Dievą taip, koks jis yra, nes tavo liudijimas iškreiptas. Look at how many things depending upon this thing. Matot, kaip viskas priklauso nuo to. Many things around, based upon our viewing of God, how we see God. Kiek daug dalykų, viskas priklauso nuo to, kaip mes matom Dievą. And most of our insecurities come because of our filters. Didžiausi nesaugumai mūsų ar baimės ateina dėl filtrų. Most of the insecurities Didžiausi nesaugumai, baimės comes because of our filters. ateina dėl filtrų. Because we don't see Him as a secure God. Nes mes nematom jo kaip saugaus Dievo. And it's scientifically proven. Moksliškai netgi įrodyta. The most secured, confident person is who has felt loved. Is the most secured person. Labiausiai
saugus, pasitikintis žmogus yra tas, kuris patyręs meilę. If we don't feel that God is loving us unconditionally, Jeigu mes nesuprantam ir nejaučiam, nepatiriam, kad Dievas myli mus besąlygiškai, we don't move boldly. We don't move with the confidence, mes neturim drąsos ir pasitikėjimo tada. and we will have insecurities. Ir turėsime nesaugumą. We have to feel in our lives that God loves us. Mes turim patirti, pajusti, kad Dievas mus myli. It's not only just realizing with our minds, but we have to get it deep down inside. Tai ne vien suvokimas savo protu, bet giliai širdyje. Once we become a child of God, Kai mes tampam kartą Dievo vaiku, He loves us. Jis mus myli. You see, He loves all the human beings. Mato, Dievas myli visus But žmonės. especially when you come into His family, Bet kai ateini į Dievo šeimą you become a child of God. ir tu tampi jo vaiku, That's beyond anything else. tai daugiau negu bet kas kitas. Beyond anything else. Negu bet kas, tai žymiai daugiau. God's love is the strongest tool in the world Dievo meilė pats stipriausias įrankis pasaulyje and the strongest foundation. ir stipriausias pamatas. You see, even the Bible says our faith works with love. Netgi, Worketh by love, it says. netgi Biblijoje pasakyta, mūsų tikėjimas veikia per meilę. And when Lazarus was in the tomb, Kai Lozorius buvo kape, Jesus came to the tomb Jėzus priėjo prie kapo, and he prayed one sentence, one simple prayer. jis pasimeldė viena trumpa vieno sakinio malda. Father, I thank you that you have heard my prayer. Tėve, dėkoju, kad išklausai mano maldą. Look at that confidence he has. Pažiūrėkite į tą pasitikėjimą ir užtikrintumą, kurį jis turėjo. Look at that confidence. Pažiūrėkite į tą pasitikėjimą ir užtikrintumą. Jesus knew without any doubt, shadow of a doubt, Jėzus be abejonės šešėlio. Father will hear his Tėvas prayer. girdi jo maldą. And he wants us to know the same thing. Jis nori, kad mes tą patį taip pat žinotume. If we pray, Jeigu mes meldžiamės, Father will hear our prayer. Tėvas girdi mūsų maldą. Išgirs. How Jesus knew Father very well? Kaip Jėzus pažino tėvą labai gerai, They were together. nes jie buvo kartu. He knew him from the beginning. Jis žinojo nuo pradžių. And he knows exactly what's the Father's nature. Ir jis tiksliai žinojo, koks tėvas, tėvo prigimtį, And tėvo charakterį. and Jesus' main aim to coming to the earth is to reveal the Father to us. Jėzaus pagrindinis tikslas To save ateiti į žemę, išgelbėti mus ir apreikšti tėvo meilę mums. And to show us exactly how to trust the Father like Jesus trusted Father. Ir parodyti mums, kaip pasitikėti tėvu, lygiai taip pat, kaip jis juo pasitikėjo. It's not just enough to know only in our minds. Nepakanka žinoti savo prote. And if we ask, many Christians, they say, well, God loves you. They say, well, I believe God loves me. Jeigu mes paklaustumėm daugelio krikščionių, ar Dievas tave myli, jie pasakytų, tikiu, kad taip. But when it comes to any hard situation comes, Bet kai ateina sunki situacija, immediately they doubt God. jie iš karto abejoja Dievu. Because they only got the love of God only in the minds. Nes ta Dievo meilė tik galvoje. We have to get down deep in our spirits. Giliai širdyje turi tai pasiekti mus. The love of God is the strongest tool in the world. Dievo meilė stipriausias įrankis pasaulyje. And that's the strongest foundation. Pats stipriausias pamatas. No weapon is stronger than God's love. No weapon. Nėra jokio ginklo, kuris būtų stipresnis už Dievo meilę. When we realize that, Kai tai suvokiam, you can believe God for anything. gali pasikliauti Dievu ir tikėti Dievą dėl bet ko. You would not doubt. Nebejosi. You would not doubt. Nebejosi.
you would not even get a shadow of a doubt. Nei šešėlis jokia abejonės su jokiu šešėliu neuždengs tavo tikėjimo. And all the conversation between Jesus and Father in John's Gospel. Jono Evangelijoje pokalbis tarp Jėzaus ir tėvo. Yeah, so interesting, Labai Father, įdomus. you glorified me. I glorify you. Tėve, You are in me, I am in you. Tėve, tu pašlovinai mane, aš pašlovinu tave. Tėve, tu esi manyje. You hear my prayer all the time. Tu visada girdi mano maldą. You sent me. Tu mane atsiuntei. You see, when there is that confidence, Kai yra tas pasitikėjimas ir užtikrintumas. no Pharisees, no Sadducees, nobody can distract Jesus. Nei farizėjai, nei sadukiai niekas negalėjo jos sutrukdyti. And same thing, when we are established in God's love, Kai mes įsitvirtinę Dievo meilėje, nobody can distract us. niekas negali sutrikdyti We mus. will be solid as a rock. Mes būsim tvirti kaip uola. That's where the confidence comes from. Iš ten ateina užtikrintumas. Knowing that God loves us. Iš pažinimo, kad Dievas mus myli. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Oh, magnify your name. Jesus, we worship you, Lord. Father, I thank you, Lord, for your love. Thank you, Jesus. Tėve, Thank you, dėkoju Lord. tau už tavo meilę. Thank you, Jesus. Lord, thank you, Ačiū tau, Lord, for viešpatie. filling this place with your love. Ačiū tau viešpatie, kad pripildai Father šią God, vietą we savo thank you. meilę. Dieve, tėve, ačiū Jesus, tau. we thank you for Jėzau, revealing the fatherly love. ačiū tau, kad tu apreiški tėvo meilę. Lord, you loved us unconditionally. Dieve, tu pamilai Thank you, mus Jesus. Thank you, besąlygiškai. Lord. Ačiū tau viešpatie. Saturate us with your love, Lord. Pripildyk, persunk mus savo meilę. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for your love. Thank you, Lord. Ačiū tau viešpatie už tavo meilę. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Aleliuja. Thank you, Jesus. Thank you, Ačiū Lord. tau viešpatie. Praise you, Jesus. Šlovė tau Hallelujah. viešpatie. Thank you, Lord. tau, Thank you, viešpatie. Lord, for sending your love in this place. Ačiū tau Thank you, Lord. viešpatie už tavo meilę. Thank you, Lord. Ačiū tau viešpatie, Establishing us in your love. kad tu įtvirtini Lord, we mus. feel so savo secured in meilėj. your love. Mes Thank you, Jesus. Thank you, Jaučiamės Lord. tokie saugus tavo We feel so meilėje. bold and confident. Tada mes Thank you, drąsūs Jesus. viešpatie Thank you, Lord. ir užtikrinti. Thank you, Lord, for love. Ačiū tau Thank you, Lord. viešpatie. Ačiū tau viešpatie. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ačiū tau viešpatie. Praise you, Lord. Tau šlovė Hallelujah. Dieve. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Ačiū Lord. tau viešpatie. Thank you, Lord. Ačiū tau viešpatie. Now, I would like to ask every one of you come and we just gather around here and hold hands and pray. Aš noriu paprašyti, kad visi mes atsistotumėm ir ateitumėm visi drauge. We all Ir fit here. visi mes Just- tilpsim ir susikabinsim rankomis ir Thank you, melsimės. Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise you.